Sveiki, mielieji. Na, jau senokai dariau kažką panašaus, tokį ilgą vaizdo įrašą. Reikėjo išgyventi tam tikrą laiką, įsigilinti į save. Reikėjo suvokti aplinką, kas vyksta aplinkoj. Ir, kaip ir pasikrauti tą energiją, kurią dabar galiu perduoti jums. Perduoti tam tikras mintis, kurios susikaupė mano sraute, galiu tai pasakyti, energetiniam sraute. Neįvardinčiau to galvoje, nes energetinis srautas yra daug daugiau negu galva, smegenys ar širdis. Tai yra tai, kas supa mus kiekvieną. Ir jis yra labai skirtingas. Skirtingas kiekvienas žmogus turi savo energetinį lauką, turi savo energetinį srautą visiškai skirtingą. Ir tai priklauso nuo daug faktorių. Bet šiandien aš ne apie tai. Paskutiniai įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje iš tikrųjų atvedė prie šito įrašo. Ir suprantu, kad turiu pasakyti, išsakyti savo mintis jums, mano sekėjams. Labai dėkoju, iš tikrųjų labai dėkoju tiems sekėjams, kurių vis daugėja ir jau yra daugiau negu 6,5 tūkstančio. Ir tiem žmonėm, kurie stebi mano įrašus iš Vienkiemio, matau, kad Vienkiemio įrašai jūs labai labai džiugina. Taip, tai yra didelė mano gyvenimo dalis, bet iš tikrųjų mano tokia kaip misija, galbūt yra, taip įvardinčiau, misija yra kitame. Yra tame, kad aš noriu nešti šviesą į viešumą, noriu nešti šviesą žmonėms, padėti žmonėms susirasti savo šviesą. Ir einu tuo keliu ramiai, be jokio skubėjimo, be kažkokių tai ypatingų šuolių savo gyvenime. Išmokau viską daryti savo gyvenime harmoningai, ramiai. Ko linkiu ir jums, mielieji. Tai pasiekiama, tikrai pasiekiama, jokių čia ypatingų darbų nereikia nuveikti, bet reikia veikti. Ir mano pirma mintis yra ta, kad kaip bebūtų keista, bet tuo pačiu ir suvokiama, kad žmonės bijo bendrauti. Nežino, kaip bendrauti. Taip įkurta bendrystės erdvė, kurioje yra jau arti 400 žmonių, narių, man tai vėlgi skamba ne itin taip žmonių. Taip, aš taip suprantu, kad tie žmonės nori bendrauti, kad jie nori įsitraukti į bendrystę, bet kaip bebūtų keista, pakviesti į Zoom online susitikimus, kur tikrai nereikia eikvoti daug laiko kelionėms į kitus miestus arba į kitas vietas, ten leisti resursus kažkokius į kurą, į bilietus autobusą ar dar kažką tai panašaus, tiesiog prisijungti per telefoną ar per kompiuterį ir sudalyvauti bendrystės tuose renginiuose, susitikimuose, kuriuose mes kalbam apie įvairius dalykus, daugam žinomus, daugam galbūt suprantamus, bet vienok tai yra ir yra ta bendrystės kaip ir galimybė surasti vienas kitą per tam tikras temas, per tam tikrus klausimus, per tam tikras formas, bendravimo formas. Mes galime surasti vieni kitus, mes galime mokytis vieni iš kitų. Tai yra labai svarbu, mokytis vieniem iš kitų. Labai džiugu, kad yra pastovūs bendrystės erdvės žmonės, kurie dalinasi savo žiniomis, savo patirtimis,
ir drąsiai tą daro, ramiai, labai labai harmoningi žmonės ir tikiu, kad yra tokių daugiau. Bet galbūt jums trūksta drąsos, tai aš norėčiau labai padrąsinti, jūs tikrai atraskit save. Supraskit, kad bet kokia energija gali atsirasti, o tuo pačiu ir sinergija, tai yra energetinis laukas gali pradėti plysti tik tada, kada mes kažką veikiame. Turime suprasti, kad pats suvokimas, pasaulio suvokimas, pasaulėžiūra atsiranda tik tada, kai pradedame ką nors veikti. Tik tai tada, kada mes žengėme bent kokį nors žingsnelį į priekį. Ar pradedame skaityti knygas, ar pradedame klausyti kažkokių tai protingų žmonių, kurie išsako savo patirtis, savo žinias įvairiomis formomis. Ar tai būtų seminarai, ar tai būtų webinarai, ar tai būtų konferencijos, ar tai būtų YouTube tiesiog įrašai, paskaitos kažkokios. Tai yra labai labai daug, dabar tikrai labai daug medžiagos yra. Ir tokiu būdu mes galime pradėti keisti savo įpročius, ir tą reikia daryti. Pradėkime. Žiūrite šį įrašą ir pradėkite šiandieną keisti savo įpročius. Aš ne sakau, kad blogus įpročius. Teisingai, taip, mano gyvenime nėra kavos, arba jos labai mažai būna, kartais labai labai retai. Mano gyvenime nėra rūkymo, nėra alkoholio vartojimo ir džiaugiuosi, kad tie dalykai išėjo iš mano gyvenimo. Bet aš ne apie tai. Keiskite įpročius savo kasdienybėje. Ir, pavyzdžiui, susiraskite kažkokias įdomias knygas, pradėkite jas skaityti. Ir tai jau bus didelis žingsnis į priekį. Paklausykite žmonių, kurie veda įdomias paskaitas apie sąmoningumą, apie saviraišką, apie tobulėjimą. Yra labai daug. Tokių yra ir ypatingai daug rusų kalba, nes šalis didelė, daug įvairių žmonių, bet yra ir Lietuvoje lietuvių žmonių, kurie lietuviškai kalba ir jie iš tikrųjų labai daug pasako, išsako savo žinių, išsako pasiūlymų. Ar reikia eiti pas juos į mokymus, nes dauguma jų siūlo mokymus. Tai yra jūsų sprendimas, jūsų pasirinkimas. Jeigu jūs jaučiate širdėje, kad tai jums reikia, eikite, dalyvaukite mokymuose. Kaip sakiau, kiekvienas žingsnis padarytas į priekį, tai yra žingsnis į tobulėjimą. Užduokit savo klausimą. Iš tikrųjų labai svarbu tame kelyje, kada jūs pradedat eiti sąmoningumo tobulinimo keliu, užduokite savo klausimą. Kokia mano sielos užduotis? Sielos būtent. Ne to žmogiškojo avataro, kuris yra vedamas smegenų, proto, kuris iš tikrųjų paveikiamas įvairiais būdais, veikiamas aplinkui mus, daug yra faktorių, kurie veikia. Ir kaip matot, aš užsiminiau pačioj pradžioje apie tai, kad įvykiai Lietuvoje, kokie įvykiai. Aš nevardinsiu pavardžių, nevardinsiu judėjimų, bet tie demonstraciniai tokie veiksmai politikoje, rietenos politikoje, taip, ir mitingai įvairūs prieš kažkokios tai kultūros griuvimą, kurią nepavadinsi kultūra, nes tai, ką jie vadina kultūra, man tai yra visiška nesąmonė. Ir sukurtas toks judėjimas, kuris parodo pavyzdį iš tikrųjų, kad atitinkamą judėjimą galima kurti ir mums patiems, bet judėjimą kitą linkme. Aš nekviečiu jūsų tikrai
dabar į kažkokį judėjimą, į kažkokią organizaciją nekviečiu. Aš tik tai išsakau mintį, kad mes esame pajėgus sukurti bet kokį judėjimą. Svarbu, kokia mano sielos užduotis. Svarbu žinoti tai, kokia sielos užduotis. Ir suprasti, kad įlysti į kažkokią tai rutiną, va, sakykime, į kažkokią tai tokią bangą, kuri ritasi, kaip sakiau, mano nuomonė, tikrai blogais tikslais. Tikslai šios bangos yra skaldyti žmones, skirstyti žmones į teisingus ir neteisingus, gerus ir blogus. Ir visą tai daroma tik tai dėl pinigų. Tik tai dėl to, kad kažkam tai reikia iš to uždirbti. Įliejamos didelės pinigų sumos, kad tokios organizacijos atsirastų, jos yra palaikomos ir taip toliau. Ir viskas. Apie tai daugiau nepasakoti. Nenoriu lysti į tai, nes tai yra ne mano ir nenoriu apie tai kalbėti iš tikrųjų. Nors galima diskutuoti, aš tikrai galiu diskutuoti daug, bet vėlgi tai ne šios dienos tema. Mokantis iš kažkokių gurų, sakykime, mokytis reikia labai atsargiai. Tai mano patarimas, tai nėra įspėjimas, tai yra patarimas, todėl kad, kaip sakiau, informacijos tiek daug, galima kartais paklysti ir nueiti ne tuo keliu. Kame pavojus? Pavojus tame, kad jūs įeisite į tų asmenų, tų, sakykime, mokytojų sukurtą, metodiškai sukurtą būseną. Bet tai nebus jūsų asmeninė būsena. Jūs pateksite į tam tikrą lauką, kuris yra sukurtas tam, kad šviesti žmonės, bet tuo pačiu ir iš to uždirbti įvairiais būdais, per mokymus, seminarus, tai nėra blogai. Tai nėra blogai, tai atlygis turi būti už darbą, nes toks pasaulis yra, turi būti mainai. Bet yra pavojinga patekti ir giliai įkristi į tai. Ar tai būtų meditacijos, ar tai būtų pastovus ištisai mokymai arba bandymai kopijuoti tų žmonių pasiekimus ir tapti jais, tai tarsi jų kopija. Bet supraskite, tai yra kopija, tai nesate jūs. Ir tai kartais panašu, iš šalies stebint tokius žmonės, tai panašu, kad žmonės tarsi užsikrečia kažkokiom bacilom, virusais, skleidžiamais tų kitų, sakykime, vėl paminėsiu gurų, bet gerąja prasme. Ir tai yra panašu iš tikrųjų į narkomaniją. Kai narkomanas jis paragauja kažko, jis užsikabina ir toliau negali išeiti. Kas tai yra? Tai yra savęs praradimas. Todėl aš jūs kviečiu, iš tikrųjų, kviečiu jūs eiti savo keliu, ieškoti, imti tai, kas jums yra, jūsų širdis jaučia, yra tinkama. Iš kiekvieno mokymo pasimti tai, kas jums tinkama, ir visada klausti, ar tai tinka mano sielai, ar tai yra mano sielos užduotis, ar tai mano gyvenimo tiksla, atitinka visą tai, ką aš dabar girdžiu, ką man dėsto, ar tai yra kažkokia priešingybė. Nereikia aklai sekti tais dalykais, kurie yra išsakomi, nes kiekviena metodika turi tikslą. Taip, pateikti tam tikrą medžiagą taip, kad žmonės iš to pasimtų tai, kas yra geriausia, tinkamiausia. Toks tikslas ir yra, bet nereikia aklai į tai kristi. Kiekviena šviesa, kiekviena mintis, šviesi mintis, tai ir šviesa tuo pačiu, ir šviesos energija tuo pačiu, ji gali nesunkiai materializuotas.
Todėl sekite save, pabandykite pabūti ramioje būsenoje, pabūti tyloje su savimi, tam, kad iš tikrųjų ta būsena taptų jūsų vidinė energija. Tam, kad toje būsenoje jūs savo mintis sudėliotumėt į tam tikrą, na, tam tikrą dėsningą eilutę, kurią jūs galėtumėte toliau vadovautis ir sekti ją ir eiti toliau žingsnis po žingsnio link savo tikslo. Užduokite savo klausimus, aš va čia turiu pasirašęs labai svarbus klausimai. Ar aš esu šviesos laidininkas šiame gyvenime? Nes mano supratimu, kiekvienas žmogus, atėjęs į šį gyvenimą, jo paskirtis yra būti šviesos laidininku, skleisti šviesą, kurti tokią energiją, kad aplinka aplink tą žmogų būtų šviesi, graži, tinkama ir prieinama kitiems tokiem pat šviesiems žmonėms, kurie paskui susibūrę gali kurti didžiulę aplinką aplink save. Tai dar kartą kartoju, klausimas sau, ar aš esu šviesos laidininkas šiame gyvenime. Kitas klausimas, antrasis klausimas yra toks: ką aš galėčiau praleisti per save? Suprantate, tai yra tam tikras srautas, jeigu mes kalbam apie srautą, tai kokią energiją, kokį energetinį srautą mes praleidžiam per save, nes mes esam laidininkai. Mes pasiemam energiją iš viršaus ir iš apačios, tai yra iš visatos ir iš žemės. Ir galima kalbėti daug apie tas energijas, kuri iš jų vyriška ir moteriška, tai nesusijęs su lytim, jokiais būdais nesusijęs su lytim. Tiek vyras, tiek moteris gali turėti vienokios arba kitokios energijos daugiau arba mažiau. Bet grįžtant prie klausimo, ką aš galėčiau praleisti per save, kokią energiją aš galėčiau praleisti per save. Tai vėl klausimas apmąstymui ir žinių ieškojimui. Taip, tam, kad suprasti, kad iš tikrųjų esu laidininkas, kad iš tikrųjų per mane teka kažkokia energija, kad jinai sklinda į aplinką. Jeigu nėra atsakymo tiesioginio, reikia tiesiog ieškoti ir domėtis tuo. Trečiasis klausimas, ko man dar reikia, kad praleisčiau tą energiją švariai? Tam, kad mano energijos srautas būtų švarus. Ko man dar reikia, kokius žingsnius reikia atlikti, padaryti, kad visa tai vyktų švariai. Kad tai nebūtų susijęs su tamsa, su agresyvumu, su pykčiu. Tik tai su šviesa. Ir tai tik švariai. Ketvirtas klausimas, kokioje vietoje aš gyvenu? Kodėl? Ogi mes pradėkime vėl tos žingsnius, pradėkime veikti toje vietoje, kur gyvename. Nebandykime čia dabar visi susigrūsti tą Vilnių ir galvoti, kad tik Vilniuje mes galime sostiniai padaryti kažką. Savo laiku aš taip galvojau, kad mano verslas gali plėstis tik tai Vilniuje ir aš po 40 metų gyvenimo Kaune išvažiavau į Vilnių ir išplėčiau tikrai savo verslą galbūt 10 kartų daugiau negu kad tai buvo Kaune, bet galutiniam rezultate jis žlugo. Jisai žlugo ir mano verslas bankrutavo. Tai, reiškia, buvo padarytos klaidos, mano asmeninės klaidos, kurios tuo metu vyko būnant man tam tikroje būsenoje, kurią nepavadinčiau labai sąmoninga. Jeigu žinočiau tai, ką žinau dabar, tai tikrai to neįvyktų. Viskas vyktų kita, bet atsitiko taip, kaip atsitiko ir tada, kada atsitiko. Todėl visiems patariu
patariu imtis savęs ir iš tikrųjų įsiklausyti į savo mintis, į savo norus kurti savo šviesą ir pradėti eiti. Nes svetimos mintis, jos veda į akligatvį, jos niekur iš tikrųjų neatves, taip kaip ir verslas, jeigu jisai nėra pagrįstas tam tikrais pagrindais, tam tikra sistema, jisai nelabai plėsis ir nelabai gyvuos. Ir nustokime iš tikrųjų gyventi kitų žmonių mintimis, kitų žmonių pasiekimais. Mes patys esam asmenybės ir kurkime savo gyvenime tik tai aplink save. Save. Prioritetas, kaip bebūtų keista, esame mes patys. Piramidės tos galima palyginti kaip piramidės viršūnėje yra kas? Yra esu aš. Mano gyvenimo piramidės. Kito žmogaus gyvenimo piramidėje yra jo aš. 3, 4, 10 milijoninė ir taip toliau, kiek yra žmonių, tiek yra piramidžių, sakykime, tam tikrų gyvenimo, kuriomis mes kopiame ir ten yra kiekvienas žmogus viršūnėje su savo aš, nesusvetimu. Nekopijuokit kitų, būkit pas savimi. Toliau klausimas, dėl ko mes veikiame, dėl ko mes turėtumėm veikti, eiti. Vat principinis klausimas yra, jeigu mes tai darome dėl pinigų, tai neveiks. Šviesos energija nėra susijusi su pinigais. Pinigai tai yra verslas, tai yra, taip, gyvybiškai svarbus vienetas, daiktas, be kurių mes negalim nusipirkti maisto, bet iš kitos pusės mes maistą galim užsiauginti. Mes galim daug dalykų padaryti tokių savo gyvenime, kur mes galime tapti nepriklausomais nuo pinigų. Bet vėlgi, mums reikia veikti, mums reikia žengti žingsnius, kad tą daryti. Ir kurdami tą sąmoningą aplinką aplink save, savo vietovėje, savo gyvenamoje vietoje, regionuose, mes galime sukurti visiškai kitokią visuomenę iš tikrųjų. Tai labai įsiklausykit, mes galime sukurti visiškai kitokią visuomenę. Kokia dabar visuomenė? Pasimetusi. Kažkodėl kalbėjo pasakyti žodį degradavus, bet ne, tai neteisingas žodis, neteisingas apibūdinimas. Visuomenė yra pasimetusi. Aš sutinku labai daug žmonių savo veikloje, darbinėje veikloje. Ir dažnai mes kalbamės apie vienokius kitokius dalykus ir aš girdžiu, kad žmonės yra pasimetę dėl to, kas vyksta Lietuvoje, dėl to, kokia ugdymo sistema yra mokyklose, švietimo sistemoje, taip, kokia yra politikų, baisi iš tikrųjų situacija, jų rietenos ir jų veiksmai ir taip toliau, ir daug visokių dalykų. Kokia yra tiesiog nusivažiavusi į žemas medicinos sistema, kur neįmanoma pasiekti mediko, gydytojo, sulaukti pagalbos be pinigų. Tai vat vėlgi, ar tai yra teisingai, ar taip turėtų būti, ne man spręsti, bet žmonės dėl to yra pasimetę. Todėl vėlgi grįžtam prie klausimo, ką aš galiu pakeisti, ką aš galiu pats asmeniškai padaryti tokio, kad situacija keistusi. Tai ir pradėkime nuo to, kad mes viename ar kitame miestelėje, kaimelėje, rajone
susiburiam į žmonių ratą ir sprendžiame kartu, kaip mes galime pagerinti savo gyvenimą, kaip mes galime padėti vaikučiams išlysti iš tų technologijų baisaus, antpolio, kuris yra tiesiog užkrėtęs mūsų vaikus, mažylius didžiuliu virusu, dėl ko vaikai degraduoja iš tikrųjų. Čia jau nebijau pasakyti, tiek fiziškai, tiek protiškai jie degraduoja. Bet mes galime pakeisti visą tai, susibūrę į tam tikrus ratus, kurie dabar jau atsiranda, kurie yra eko gyvenvietėse, kurie yra, visai neseniai sužinau, judėjimas toks atsirado, kaimas, taip, kurkime kaimus. Tikrai labai daug žmonių kalba, bendrauja apie tai, kad vienoje ar kitoje vietoje jau yra kaimas, jau nori kurtis kaimas, jau yra bendraminčių, reiškia, visą tai vyksta. Tai susidėkime, susiburkime į tam tikrus ratus ir veikime visi kartu. Ir tai bus tas šviesos nešimas į priekį, į ateitį, į mūsų gyvenimo ateitį, į mūsų vaikų ateitį. Tai visai neseniai įsikūrė šviesos vedlių ratas tam tikras, taip, kurie irgi turi savo tikslus, kurie turi savo struktūrą sukūrę, kaip galima būtų vaikus įtraukti į kitokį gyvenimą ir suteikti jiems gerą iš tikrųjų išprusimą. Ir man pasisekė, kad aš patekau į tų žmonių ratą, kad aš esu vienas iš vedlių. Ne veltui aš kalbu su jumi čia ir bandau jums kažkaip tai taip švelniai, gražiai išdėstyti įvairias mintis apie save, apie jūs, apie mane ir apie jūs. Nebijokit kalbėtis, nebijokit susitikti, nebijokit, neužsidarykit savyje iš tikrųjų. Tai yra pats blogiausias dalykas užsidaryti. Pasekite, kokios mintis jūs pastoviai lydi, sukasi galvoje ir čia jūs atrasite būdus, kaip išeiti iš to rato. Nebijokite kreiptis į mane, aš tikrai mielai dalinuosi su žmonėmis tuo, ką aš žinau. Žmonės atsirenka, ar jiem to reikia ar nereikia, ar jiem tinka tokia informacija, ką aš jiem daviau, ar netinka, jie patys pasirenka, čia jokios nėra prievartos, jūs galite tiesiog savo protu visą tai atsirinkti. Kitas momentas, nelaukite, kad kažkas už jūs tai padarys. Nieks nepadarys. Valdžia nieko nepadarys. Valdžia iš viso nieko nedaro dėl žmonių, jie daro dėl to, kad būtų pinigai, kad pinigus įsisavinti, kad pinigus nukreipti ten, kur jiems atrodo, ne kur žmonėms atrodo. Taip mums numeta, taip mums papuošia. Dviračių takai, apželdinimas Vilniui, nuostabus, puikus, miestas labai gražus, viskas puiku. Bet paklauskit žmonių, paklauskit mokytojų, kurie vargsta, pensininkų, kurie vargsta, tų pačių pareigūnų, kurie gauna atlyginimus, kurie juokingi yra, šiandien dieną yra juokingi ir nieks apie juos negalvoja. Valdžia nieko nepadarys, bet mes galime patys kreiptis, susibūrę į tam tikrus ratus, į tam tikras grupeles, galime kreiptis ir gauti tam tikras paramas, paruošti kažkokius tam tikrus projektus ir gauti iš vietinės valdžios, su jais bendraudami, su jais kalbėdami, tam tikrom programom, tam tikram renginiams, kurių pagalba mes tada susiburtumėm į didesnius ratus, kurių pagalba mes pažintume vieni kitus, kurių pagalba mes sukurtume tą didžiulę energiją aplink mūsų pačius ir ta energija tik tai augtų. Ir jinai gali išaugti iš tikrųjų Lietuvoje.
iki didžiulio judėjimo. Tikrojo žmonių judėjimo. Beprasmiška yra kažką tai kaltinti, kad va čia kažkas kaltas. Yra daug influencerių, yra daug, jie man yra pažįstami, aš su jais esu nekartą bendravęs ir na, jie pasirinko tokį kelią. Kažką kaltinti, kažką tai sakyti ir taip toliau, bet ar tai teisinga, tegul sprendžia jie patys. Aš nespręsiu šitų dalykų. Tegul pasirenka tai, ką pasirinko, taip toliau tegul ir eina. Ir čia grįžkime vėl prie klausimų. Kokia mano sielos dvasinio augimo prasmė? Kokia mano sielos užduotis ir to dvasinio augimo prasmė? Pabandykime atsakyti į šį klausimą kiekvienas savo. Prasmė, mano prasmė, augti, tobulinti save, tobulinti savo sąmoningumą ir dvasingumą iki begalybės. Nėra jokių ribų. Taip, nepatekti į kažkokią tai būseną, ale sektantišką būseną, arba aš visai nekviečiu jūsų kurti sektas kažkokias tai, kas tikrai yra tokių ir tai yra labai pavojinga, nes žmonės vėlgi įkrenta į tą narkomanišką būseną, kur ir tampa ne pačiais savimi, o kažkieno įrankiais. Ne, jokiais būdais. Veikime ramiai ir mažais žingsniukais. Ir kai ta tokia energija, tai, ką aš sakiau, susikūrus mažus ratus, pereiti prie renginių, prie susitikimų, bendrų didelių susitikimų, bet kurioje Lietuvos vietoje, ar kampelėje, ar didelėje erdvėje, tada ta energija susikurs didžiulė. Tada mes tapsime magnetų kitiems, kurie advejoja, kurie neranda savęs, kurie blaškosi tarp gėrio ir blogio, tarp pagundų gauti daugiau pinigų, ar ten paklausyti kažkokių daugiau garsiau rėkiančių, ir galbūt tiesiog susimastyti. Mes tapsime magnetu, mes galbūt ištrauksime tokiu būdu magneto pagalba, tos energijos, sukurtos energijos pagalba ištrauksime jos iš to liūno. Aš tai vadinčiau liūnu. Ir kelkite išorę, jūs nebijokite kelti išorę savo gebėjimus. Jūs supraskite, kad kiekviename mūsų glūdi tam tikri gebėjimai. Aš nepasakyčiau, kad aš visada kalbėjau taip, kaip dabar kalbu. Aš suprantu, kad žmonėms patinka klausyti, kaip aš kalbu. Man nebūdavo niekada problema kalbėti per mikrofoną į auditoriją, taip, bet kažkada tai buvo labai sunku. Kažkada tai man tiesiog įbruko į rankas mikrofoną ir sako, dabar tu vesk renginį, nes mes neturim vedančio, arba jisai labai brangiai kainuoja, imk. Ir aš tokiu būdu pradėjau kalbėti ir pasirodo, kad aš galiu tai daryti. Ir toliau ir taip toliau mano veiklos, mano profesinės veiklos, buvusios profesinės veiklos tame kelyje aš galėdavau kalbėti prieš didelės auditorijas, taip, kur yra šimtai žmonių, kurie įvairiais susirinko dėl įvairių tikslų, ir aš galėdavau kalbėti ir keliomis kalbomis, tiek lietuviškai, tiek rusiškai, tiek angliškai, kartais ir lenkiškai. Lenkiškai irgi moku kalbėti. Ne vilnietiškai lenkiškai, bet tikrai lenkiškai. Tai va, tai ir nebijokite, išeikite iš tos būsenos ir kiekvienas kažkas moka šokti, kažkas moka dainuoti sutartinės, kažkas moka elementariai paprastai skaityti knygas. Skaityti garsiai knygas yra labai svarbu vaikams, paaugliams. Ar jie to nori ar ne, bet tiesiog jeigu jūs garsiai paauglių ar vaikų rate pradėsit skaityti knygas taip, kaip jūs mokat gražiai skaityti,
tai bus didelis žingsnis į priekį. Nes dabar skaito, va, tame, šitame, kas dabar įrašinėja įrenginyje, visi skrolina, visi sukinėja tenais ir tai yra baisu. Skaitykime tik tikras knygas, šokime, dainuokime ir darykite tai savo rate ir išeikite iš to rato, galų gale iš mokyklinio tokio būrelio, išeikite į viešumą. Kokiam miestelė, kokiam ten rajone, bendruomeniai, sukurkit sceną elementariai ir padarykite kažkokius tai tokius savo kaimynų pobūvius, kurių metu jūs galėtumėt ne kepti šašlyką su įvairiais padažais ir kimšti skrandį ir dar prie to vartoti alkoholį, o parodyti savo gebėjimus kaimynams ir pradėti skleisti tą šviesos energiją per save ir tapti tam tikrų magnetų, kaip jau minėjau, kaimynams. Prašau, jums terpė. Dabar labai daug aplink Vilnių visokiausių yra tų gyvenviečių, kvartalų, daug jaunų žmonių gyvena ir kartais jie net nepažįsta, kas yra kas. Bet yra ir kitaip, yra ir gražių bendruomenių, kurie tikrai kažką veikia, kažką daro. Ir tokioje aplinkoje, kada jūs pasieksite tam tikrą savo asmeninį dvasingumo lygį, jūs galėsite tą dvasingumą perduoti ir kitiems. Tiems žmonėms, kurie ateis į tos renginius ir bendraus kartu su jumi. Ką aš jums siūlau? Aš jau einu link pabaigos, nenoriu labai daug plepėti. Aš čia dar užsirašiau kelis klausimus ir tokius kaip klausimus, kaip ir užduotis. Tai aš jums siūlau paimti tiesiog popieriaus lapą ir tame popieriaus lape surašyti savo gerasias pusės. Visas gerasias pusės, ką jūs savo gyvenime sugebat. Jūs pamatysite, kad jūs tikrai esate pakankamai šviesi asmenybė. Ir daug gebėjimų turite. Ir pabandykite tuos gebėjimus galbūt atskleisti kitiems žmonėms. Pradžioje savo artimoje aplinkoje, o vėliau savo draugų aplinkoje, vėliau kaimynų ar ten darbinėje aplinkoje, jeigu tai yra įmanoma. Ir noriu pasakyti jums perskaityti tuos 4 labai svarbius klausimus, tam, kad jūs galėtumėt dirbti su savimi. Pirmas klausimas. Ką aš moku daryti gerai? Ką aš moku daryti gerai? Antrasis klausimas. Dėl ko aš tampu jaunesniu? Kas mane sužadina šitame gyvenime, kas mane taip paveikia, kad aš jaučiuosi jaunesnis? Tai yra antras klausimas. Jis labai svarbus. Aš dažnai šitą klausimą užduodu savo. Trečiasis klausimas. Ką aš pasiimčiau su savimi į sekantį gyvenimą? Įsivaizduojate? Ką aš galėčiau pasiimti į savo gyvenime iš to, ką man pavyko pasiekti. Tai ne kažkokie daiktai, tai ne kažkokie tai žmonės, bet tai kažkokie tai ypatingi gebėjimai, tie gebėjimai, kuriuos aš norėčiau perkelti į savo kitą gyvenimą. Bet ką tokio jūs galėtumėt pasimti į savo sekantį gyvenimą? Aš žinau. Ir ketvirtas klausimas. Ką aš dar galiu suspėti? Mes nežinome, gyvensim rytoj, negyvensim. Kokie mūsų planai bebūtų, vis tiek mes esame bendroje visatos erdvėje ir tik tai ten yra žinoma, kas mūsų laukia ir kada mes
kažką sutiksime, kažką nuveiksime, ten žino, mes nežinom. Kada mūsų gyvenimas ateis į pabaigą, kada mūsų siela pakvies į kitą vietą, mes to nežinome. Todėl aš manau, kad kiekvienas galim susimastyti ir pagalvoti ir atrasti atsakymą į tą klausimą, ką aš dar galiu suspėti nuveikti. Tai yra 4. paskutinis klausimas. Ir jeigu nežinote iš tikrųjų, nuo ko pradėti, pradėkite nuo to, kad suteikite pagalbą, vienaip ar kitaip padėkite tiems, kas jau yra kažką pradėjęs daryti. Paklauskite, tiesiog paklausti galima, o ko aš galėčiau prisidėti arba kaip aš galėčiau padėti jums. Ir čia iš karto atsiras ten, ar tai būtų namo statyba, ar tai būtų gerbūvio kažkoksai gražinimas, gerinimas, kūrimas, ar tai būtų kaime kažkoks puoselėjimas daržų ar dar kažkokiu tai, nesvarbu kas, šiaip kažkokia tai veikla, paklauskit. Ir jūs pamatysite, kaip jūs įsitraukę į tą bendravimą atrasite save, kaip greitai atrasite save ir kaip greit sužinosite, ką jūs galite toliau veikti. Tai yra labai svarbu. Pradėkite gyvai susitikinėti, pradėkite bendrauti. Pabaigai aš noriu pasidalinti paskutiniais savo mokslais, tai nesustoju mokytis iš tikrųjų ir pasakyti, kad labai įdomu, tai, kad ką aš kalbėjau, energijos kūrimas, kur tos energijos nuteka, kur tos energijos gali pasipildyti ir kaip jas papildyti, atsako viena labai įdomi, nauja metodika, tai yra NeuroAid metodika. Ir apie tai galima sužinoti iš tikrųjų atlikus labai lengvą paprastą testą. Tik 5 klausimai, atliekate tą testą ir jūs galite gauti konsultaciją, nemokamą konsultaciją, ten trumpą konsultaciją apie tai, išaiškinimą arba tam tikrą analizę apie tai, kokius rezultatus jūs gausite po to testo išpildymo. Tik tai jį reikia užpildyti iki galo. Ir po to užsisakyti, ten yra mygtukas toksai, užsisakyti analizę. Tai dalinuosi tuom, kam įdomu, aš įkelsiu nuorodą į komentarą, pirmą komentarą. Ir žinoma, kadangi šitas įrašas pateks į YouTube, per YouTube į tą virtualią erdvę, aš labai prašau jūsų, dalinkitės, rašykit komentarus, tai padės padidinti matomumą, tai padės laikinkit tą pirštuką į viršų, taip pat uždėkite, nes tai iš tikrųjų padės matomumą, o šviesos sklaida ir yra jos tikslas, pagrindinis tikslas, tai yra, kad kuo daugiau žmonių matytų ir girdėtų, kad kuo daugiau žmonių atrastų savo kelią ir pradėtų pirmus žingsnius. Taigi linkiu jums atrasti save ir pradėti veikti, pradėti bendrauti. Dėkoju jums už dėmesį, linkiu jums sveikatos, linkiu jums šviesos, daug pozityvios, geros energijos, šiltos energijos. Lauke šalta, žiema prasideda, bet viduje mes visada esame šilti žmonės. Sėkmės visiems, sveikatos, meilės ir laimės.